Wonderful. That's great. So, neįmanoma garsiau, reiks arčiau atėti atsisėsti. So, we have some leaders here in the room, and we are ready to hear your story about your network marketing career. Okay. Yeah. And I will be translating you. That's good. Okay. Hello, everyone. Sveiki visi. Hello. Arčiau ateikit. Ateikit arčiau, tada ir jūs Aidas matys, tai. nes dabar jisai jūsų Ateikit arčiau visi. Ateikit arčiau. Aš matau, ką matom. You are ready? Yes, I am ready. Yeah. I started with network marketing in 1997. Aš pradėjau tinklinės rinkodaros karjerą 1997 metais. I worked very hard and became the highest paid partner in this company the following year. Dirbau labai daug ir tapau geriausiai apmokamų partnerių toje kompanijoje, kurioje dirbau tais metais. But the income was unstable and I had to keep working the same every month. Tačiau pajamos buvo nestabilios ir man teko dirbti, kad išlaikyti tas pajamas kiekvieną mėnesį. That was because we had no customers and only partners who used the products. Tai priežastis buvo ta, kad mūsų kompanijoje nebuvo klientų ir buvo tik tai partneriai, kurie naudojo produktus. And when the partners quit, we had to find new partners all the time. Ir kai partneriai nutraukdavo veiklą, tai mums tekdavo rasti naujų partnerių, nes jie nutraukdavo ir produktų vartojimą. The partners had to buy products for at least €150 every month. Ir partneriai pirkdavo produktų už 150 eurų kiekvieną mėnesį. So the most of them quit very fast. Taigi dauguma jų baigdavo karjerą labai greitai. I worked hard with this company for 3-4 years and quit myself after 6 years. Aš 3-4 metus dirbau šitoje kompanijoje aktyviai, bet po 6 metų pats mečiau veiklą. Then I started in another MLM company the same day I quit the other one. Ir tada aš pradėjau veiklą kitoje tinklodaros kompanijoje tą pačią dieną, kai baigiau šitoj kompanijai. I then built the business to one of the highest titles. Tada aš sukūriau verslą, pakilau iki pačio aukščiausio titulo toje kompanijoje naujai. But the management was bad and the company lost money all the time. Tačiau valdymas kompanijos buvo prastas ir kompanija nuolatos patirdavo nuostolių. After 2 years I quit and lost everything I had built up. Po 2 metų aš išėjau iš tos kompanijos ir praradau viską, ką buvau sukūręs. It's a good start. Tai gera pradžia. Then I started other sales companies as was out of network marketing for a long time. Ir tada aš nedariau tinklodaros ir kitas kompanijas pardavimų kūriau. In 2007 and 2008 I had cancer. 2007-2008 susirgau vėžiu. I lost 4 companies. Praradau 4 kompanijas. Then I decided that I wanted passive income and freedom. Ir tada nusprendžiau, kad aš noriu pasyvių pajamų, išliekamųjų pajamų ir laisvės. I started to check several network marketing companies. Aš pradėjau tikrinti keletą tinklodaros kompanijų, rinktis. I spent almost 1 year in searching and had meetings with all the different network marketing companies to find the best opportunity.
Aš tas paieškas tęsiau vienus metus ir susitikinėjau su daugybė lyderių iš įvairių kompanijų. With Cincino alone, I had 17 meetings. Su Zinzino man teko susitikti 17 kartų. I then decided for Cincino, Ir tuomet aš nusprendžiau, kad vis tik tai ta kompanija bus Zinzino, su kuria aš dirbsiu. and I built a business with Cincino for 5 years. Ir aš stačiau Zinzino verslą 5 metus. And when I was sick again 2 years ago, Ir prieš 2 metus buvau susirgęs. then I was 1 month in coma and was in hospital for 3 months. Aš 1 mėnesį praleidau komoje ir dar 2 mėnesius, tai viso 3 mėnesius praleidau ligoninėje. But this time the number of customers increased every week and I made more money than I had ever done in my life without any work. Tačiau per šį laiką mano klientų skaičius toliau didėjo ir aš uždirbau daugiau pinigų negu bet kada kitų periodų savo karjeroje. And 2 months after I came out of hospital, I reached 2 new titles in Cincino. Ir 2 mėnesius po to, kai išėjau iš ligoninės, aš pakilau vienu titulu į viršų Zinzino kompaniją. I got the second highest title and became the second highest paid partner in Cincino after we done it. Aš pakilau iki antro didžiausio titulo Zinzino kompanijoje ir tapau antrų žmogumi geriausiai apmokamų visoje kompanijoje. All this when I was deadly sick. Ir visa tai, kai aš, pavadinkim, gulėjau mirties patale. So, in network marketing, it is usually not best the first time. Taigi, tinklodaroje pirma kompanija, į kurią mes įstojame, dažniausiai nėra pati geriausia. Sometimes you have to make a comeback to get the best results. Ir kartais arba startas nėra geriausias, ir kartais tenka grįžti, ir kad parodytume geriausią rezultatą. The next time you have a lot more knowledge than before. Ir antrą kartą, kai arba restartuojam, arba pakeitę kompaniją startuojam, mes turime žymiai daugiau žinių negu pirmąjį kartą, kai startavome. And now Cincino is a much better business opportunity than before. O Zinzino šiuo metu jau yra ir žymiai geresnė galimybė, negu tai buvo anksčiau. You do not have to quit the company and start again, as I had to do 2 times. Jums nereikia išeiti iš kompanijos ir vėl iš naujo startuoti, kaip kad aš padariau porą kartų. You have a great opportunity, great products, great compensation plan. Jūs turite puikią galimybę, puikius produktus ir puikų komisinių planą. Great upline leaders and a great company. Ir taip pat puikius lyderius ir kompanijos valdymą ir pačią kompaniją. You can just sponsor new partners and restart the old leaders. Taigi jūs galite tiesiog pasirašyti naujų partnerių, restartuoti jau esamus lyderius primigusius. This was what I wanted to share with you today. Tai buvo, ką šiandieną norėjau su jumis pasidalinti. Thank you. Thank you. Thank you, Finolov. Bye-bye. Bye-bye.